Sveiki motorų fanai. Prieš jūs naujas SUV automobilis, skirtas miestui. Tai Renault Captur. Šiuo metu tokie automobiliai iš tikrųjų yra ant bangos. Galima lenkti pirštus. Pradininkas garantuotai Nissan Juke. Po to vienas populiaresnių Opel Mokka. Štai dabar pristatė Renault pirmąjį savo miesto SUV automobilį. Dar tiksliau būtų pavadinti crossoveriu. Crossoveris, kadangi jisai yra pagamintas naudojant 4 kartos Renault Clio platformą. Beje, tą pačią platformą turi ir Nissan Juke. Kaip minėjau, Nissan Juke tapo pirmuoju tokiu populiariu kompaktiniu SUV miesto automobiliu. Asmeniškai man, jeigu kalbėti apie Nissan Juke, jisai kelia tokius dviprasmius jausmus ir vieniem jisai gražus, kitiem negražus, jo faros vieniem patinka, kitiem nepatinka. Apie Renault Captur galima pasakyti drąsiai, jis tikrai išvaizdus automobilis. Prancūzai supranta, ką daro. Šitas automobilis gali būti komplektuojamas su skirtingos spalvos stogu ir veidrodėliais. Ta prasme, kėbulas dažomas viena spalva, o stogas dažomas kita spalva. Spalvų kombinacijų yra galybė. Veidrodėlius taip pat galima įvairiausių spalvų užsisakyti. Taip pat galima užsisakyti papildomus lipdukus. Tai tokį automobilį einant į parduotuvę pirkti, galima drąsiai pasitelkti, kad ir Mantą Petruškevičių. Iš šono automobilis atrodo taip pat gana efektingai, sportiškai, ypač žemėjanti stogo linija. Apačioje, kaip ir 4 kartos Renault Clio, yra įdomios formos slengstis. Šiais apsaugotas nedažytų plastiko, o Zen komplektacijos yra chromo intarpas, kuris pagyvina išvaizdą. Galinėme statramstyje sumontuotas nedidelis langelis. Čia yra oro aptakas, taip pat pagyvina šios dalies išvaizdą. Iš galo automobilio nedažyto plastiko bamperis, kuris bekelėje šiokėje tokie iš tikrųjų pravers. Na ir bagažinė, pasižiūrim, kasgi joje. Šis kompaktinis SUV turi pakankamai neblogą bagažinę. Jie tilptų 377 litrai. Čia jeigu būtų galinis dugnas įdėtas. Jį išėmus mes jau galėsim sutalpinti 455 litrus daiktų. Be to, čia galima paimti ir pastumti priekinės sėdynės dar gerokai labiau, taip padidinami bagažinės erdvę. Na, o jeigu mes keliaujame dviese ir mums reikia į sodą nusivežti šių metų pomidorų sodinukų, mes galime paimti ir lengvai nulenkti galinės sėdynės. Tiesa, išėmus tai vadinama antrą dugną, grindys bus nelygios. Užtat šiuo atveju čia galima sutalpinti 1255 litrus. Na, o jeigu reikėtų, kad visgi bagažinės dugnas būtų lygus, tai galima prašiausiai įdėti bagažinę dugną atgal. Ir gauname praktiškai lygų bagažinės dugną. Deja, jokiose komplektacijose priekinės sėdynės keleivio, priekinės sėdynės nugarėlė į priekį neatsilošia, tad labai ilgų krovinių pervežti negalėsime. Įsėdus į šį automobilį supranti, kad tai tikrai Renault Clio giminaitis. Skirtumas tik tas, kad čia sėdi šiek tiek aukščiau ir tai jaučiasi. Na, man vienas svarbiausių dalykų, įsitaisus prie bet kurio automobilio vairo, yra tai, kaip pavyksta įsitaisyti patogiai. Tik nuo to priklauso ne tik važiavimo komfortas, bet ir saugumas. Jeigu jūsų kojos patogiame ilgyje, rankos patogiai prie vairo, tai reiškia ir galėsite saugiai sureaguoti tinkamoje situacijoje. Kaip ir Renault Clio automobilyje, čia taip pat galima įsitaisyti patogiai, sėdynę galima
nors ir sėdimo aukščiau, nuleisti gana žemai, pakilti aukščiau. Vairo kolonėlė reguliuojama dviejomis kryptimis. Ją galima sustumti, ištraukti, pakelti, nuleisti. Na, čia naujas mechanizmas, šiek tiek stringa, bet iš tikrųjų įsitaisyti galima gana patogiai. Skirtingai nuo Renault Clio, čia šiek tiek kitokia viršutinė prietaisų skydelio apdaila, jis toks labiau konservatyvus. Nėra tokio originalaus ir dailaus skydelio, bet yra du pagrindiniai skirtumai. Per vidurį sumontuota dėtuvė, kuri taip šiek tiek prasidaro, bet reikia po to pagelbėti. Gal taip ir specialiai padaryta, kad neatsidarytų netyčia. Galima uždaryti. Ir dar vienas niuansas. Tai smulkių daiktų dėtuvė priešais priekinį keleivį. Tikrai originali. Bene pirmą kartą sutikau tokį sprendimą. Reiškia, paspaudi ir tiesiog atsidaro kaip stalčius. O viduje vietos tikrai nemažai. Nežinau, ar jisai šaldomas, panašu tikriausia, kad ne. Sprendimas tikrai originalus. Bandomas automobilis yra Life Plus komplektacijos, kad jis turi Start-Stop sistemą, o tradiciškai Renault kortelę galima laikyti kišenėje. Užvesti pakanka paspausti Start-Stop mygtuką. Čia taip pat yra 7 colių diametro lietimų jautrus ekranas. Taip pat čia yra radija. Yra medijos grotuvas, tik neprijungtas nei vienas renginys. Yra telefonas, kurį galima suporuoti Bluetooth jungtimi. Navigacijos sistema. Ir šiuo metu joks adresas neįvestas. Ir galima tiesiog žemėlapį įsijungti. Daugiau šio valdymo prietaisų praktiškai minimumas. Šitoj komplektacijoje yra įprastas oro kondicionierius. Galima temperatūrą susireguliuoti, srauto greitį ir srautą nukreipti. Galit galbūt net išgirsti, kaip persijungia rankenėlės. Aš galiu pasakyti, kad net gerokai brangesniuose modeliuose dažnai gamintojas nepasirūpina padaryti taip tikrai neblogai valdomas rankenėlės. Šios Life Plus komplektacijos automobilyje sumontuoti statymo pagalbininkai, statymo jutikliai. Galima papildomai užsisakyti ir galinio vaizdo kamerą. Na, čia iš tikrųjų praverstų, nes galinis langas toks gana nuožulnus. Tai štai įjungus įsijungia statymo jutikliai, bet vaizdo iš galinės kameros nėra, nes ir pačios kameros čia nėra. Tai ką, reikia išbandyti, kaip šis automobilis važiuoja. Automobilis gali būti komplektuojamas su 3 cilindrų 90 arklio galių benzininiu varikliu, kuris siūlomas su 5 pavarų greičių dėže. Šis modelis yra 120 arklio galių, jisai su pusiau automatinė 2 sankabų DSG pavarų dėže. O taip pat gali būti siūlomas dizelinis automobilis su 4 cilindrų 90 arklio galių dizeliniu varikliu, kuris komplektuojamas su 5 pavarų mechaninė greičių dėže. Na, anksčiau teko išbandyti būtent Capture modelį su dizeliuku. Galiu pasakyti, net ir važiuojant mieste. Daugiau 6 litrų nesudegino. Tai tikrai neblogas pasiekimas. Čiagi neseniai išvažiavus iš miesto, vidutinės degalų sąnaudos yra rodomas 8,9 litro 100 km, kas, manau, irgi neblogas rezultatas. Važiuojant užmiestyje, šios sąnaudos būtų tikrai mažesnės. Na,
Atkreipiu dėmesį iš karto skirtingai nei Clio. Šis automobilis ir važiuoja minkščiau. Pakaba suderinta labiau komfortiškam judėjimui, bet elektromechaninis vairo stiprintuvas tikrai pakankamai gerai atlieka savo darbą. Priekyje, taip pat kaip ir Clio automobilyje McPherson tipo pakaba. Gale pusiau priklausoma torsioninė Renault modeliam būdinga pakaba. Tačiau, kaip minėjau, šiuo automobiliu važiuojama labiau komfortiškai, nei sportiškai, bet tikriausia tokio elgesio ir tikimasi iš miestui skirto SUV automobilio. Gale čia yra pakankamos vietos dviem žmonėm. Bazinėje komplektacijoje priekinių sėdinių nugarėlės yra plastikinės, tai praktiškas sprendimas mažiem vaikam, kurių kėdutės galima laisvai pritvirtinti Isofix jungtimis. Tai bus praktiška, nes spardant kojomis plastikas neišsitelps. Aišku, iš kitos pusės šis praktiškas plastikas nėra labai jaukus, bet kitas sprendimas yra už 430 litų galima užsisakyti užsegamus užvalkalus, kuriuos galima užsekti ir išplauti esant poreikiui. Kojom vietos tikrai pakanka, virš galvos daugiau negu reikia. Vieno ko norėtųsi, tai kad būtų porankis, kurio čia nenumatyta net ir geriausioje komplektacijoje. Taip pat nėra ortakių galiniam keleiviam, bet tokios klasės automobiliuose tai būtų tikrai retas dalykas. Ir tokia simpatiška štai dėtuvė tarp priekinių sėdinių, kurią galima po kelionės išsemti vaikų pribarstytus popkornus. Renault apie viską pagalvojo. Taigi, išmėginome Renault Captur. Jisai 10 000 litų brangesnis už platformos brolį Renault Clio, bet keliais tūkstančiais litų pigesnis už pagrindinius savo konkurentus. Tai Škoda Yeti, Nissan Juke, Opel Mokka, jos platformą naudojant pagaminto Chevrolet Trax, taip pat Peugeot 2008. Prieš paminėtus automobilius didžiausias privalumas tai skirtingomis spalvomis dažomas kėbulas, taip pat gana originaliai atrodantis prietaisų skydelis, ir išvaizda gana patraukli. O pagrindinis minusas gal būtų gana kietas prietaisų skydelio plastikas, ne visai atidžiai pagamintos kai kurios detalės, tačiau tai nėra tie esminiai dalykai, kurie lemtų apsisprendimą. Tiesiog reikia išmėginti vieną ir kitą modelį, pasirinkti tą ar aną, kuris jums labiausia patiks. Tai tiek, su jumis buvo Motorai, iki kitų kartų.